Prasidėjus naujiems metams, kaip ir kasmet, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius sausio mėnesį susumuoja rajono demografinius duomenis. Kokie jie? Apžvelgti pakvietėme skyriaus vedėją Dianą Greičią. Per 2025 metus gimė 176 kūdikiai. Iš jų 89 mergaitės bei 87 berniukai. Labai gražus balansas. Tačiau dėja turime pripažinti, kad gimimų mažėja ir per 10 metų jų sumažėjo beveik 250. 2016 metais buvo užregistruoti 259 gimimai. Populiariausi mergaičių vardai buvo Lėja, Liepa, Amelija, berniukai dažniausiai gavo Arono, Marko bei Leono vardus. Taip pat buvo vaikams suteikiami ir retesni vardai, tokie kaip Mertas, Severas, Asteris, Aramelė, Saulėja ir Mira. Per 2025 metus užregistravom 139 santuokas. Tai vyriausi jaunavedžiai buvo 70 metų, o pagrinde tuokėsi nuo 23 iki 29 metų amžiaus žmonės. 7 lietuvaičių poros tuokėsi su užsienio piliečiais. Tai buvo Vietnamo, Vokietijos, Brazilijos, Graikijos, Švedijos, Dominikos Respublikos piliečiai. 53 poros pasirinko registruoti santuoką Šiaulių vyskupijos bažnyčiose. Populiariausia bažnyčia išlieka Gruzdžių. Ją renkasi dvigubai daugiau jaunavedžių nei visas kitas kartu sudėjus. Jaunavedžiai taip pat renkasi ir išvažiuojamąsias santuokas, kurios yra registruojamos Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje. Populiariausia vieta išlieka Vila Baltas miškas bei Kuršėnų dvaro sodyba. Taip pat jaunavedžiai renkasi tokias sodybas kaip Vinas, Makų smakas, Girelė, Pelėdų sala, Elga, taip pat ir Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje. Per 2025 metus skyrius gavo 17 prašymų Lietuvos Respublikos piliečio vardo pavardės keitimui. Taip pat buvo atlikti mirties akto įrašai. 2025 metais buvo įregistruotas Šiaulių rajone 565 mirtis. 46 mirtim mažiau nei pernai ir 11 rajono gyventojų yra mirusių užsienyje. Įtrauktos į apskaitą mirtis. Pasinaudodama progą noriu pakviesti visus jaunus žmones, ketinančius sudaryti santuoką, atvykti į mūsų atsinaujinusias skyriaus patalpas, kadangi Šiaulių rajono civilinės metrikacijos skyriaus patalpos dabar tapo labai šviesios, naujoviškos, gražios ir tikrai suteiks jūsų šventei gražių akcentų. Šiaulių rajono savivaldybės administracija būsto pritaikymo darbus asmenims su negale vykdo vadovaudamasi būsto pritaikymo asmeniui su negale poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Būsto pritaikymo asmenims su negale darbų išlaidos yra dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Prisidėti gali ir pats pareiškėjas. Tai visų pirma, būstas pritaikomas asmenims su negale, tai yra žmogui turi būti nustatyta negale, tai yra neįgalumo arba dalyvumo lygis. Yra ir papildomų kriterijų, tai yra turi būti asmeniui skirta judėjimo techninės pagalbos priemonė arba nustatytas 1-2 lygio individualios pagalbos poreikis ir asmuo turėti judėjimo sutrikimo, taip pat gali būti, kad individualios pagalbos poreikis ir regos sutrikimai arba kažkokie psichikos ar elgesio sutrikimai nustatyti. Visais klausimais reikėtų kreiptis
arba į skyrių specialistus, kada būtų suteikta tikslesnė informacija, o kad būtų patogiau, prašymų žmonės gali pateikti ir seniūnijų išmokų specialistams. Jeigu kyla bet kokių abejonių, visada reikia klausti ir teirautis ir tikrai paaiškinsim, ar žmogus turi teisę gauti būtent būsto pritaikymo paslaugą, kuri, kaip minėjote, tikrai yra labai aktuali, labai reikalinga žmogui su negale. Šiaulių rajono savivaldybės sudaryta komisija jau priėmė 2025 metais būstų pritaikymo darbus. Būstas Kužių miestelyje 2 vienos šeimos vaikams pritaikytas iš dalies, renovuotas higienos kambarys ir įrengtos saugos priemonės, durų ir langų užraktai, dar įrengta tvora. Šeima būsto pritaikymo ilgai nelaukė. Prašymas pateiktas 2025 metų sausį. Vaikams iki 18 metų taikomas prioritetas. Todėl būstas pritaikomas einamaisiais metais. Patenkinti esam vone, berniukai džiaugiasi, jau naudojasi. Tiesiog labai didelis gyvenimo būsto palengvinimas mums su neįgaliais vaikais. Ir tiesiog tikrai labai džiaugiamės, labai dėkingi esam. Ačiū Jums. Būstas Romučių kaime pritaikytas pilnai, įrengtas higienos kambarys. Asmuo prašymą pritaikyti būstą pateikė 2022 m. rugpjūčio 10 d. Būsto pritaikymo laukia 3 metus. Dabar esu laimingiausias žmogus pasaulyje. Kaip informavo Virginija Kutkevičienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyr specialistė, gyventojai, kuriems pritaikyti būstai, labai džiaugiasi suteikta pagalba, kuri taip reikalinga asmeniui su negale. 92 metais mane išvarė į pensiją, dėl to, kad 5 vaikus užaugino, 50 metų būdama. Aš jau džiaugiausi, aš jau laidotuvės giedodam, bažnyčią giedojau, vienu žodžiu, daug. Nu, tai tada mūsų buvo vyskupo tokia graži giesmė, šitą Bartulę. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, dėkojam Dieve tau. Ir visi šitiem katėm man aplankas. Dėkoju. Tikrai, kad aš sako, kaip dėl sveikatų, dėl ką atiduodu Dievo valią ir daktaram, jie žino, ką daro. Aš neįsivaizduoju, kiek man padarytų viską yra, kas nereikalinga išmesta, ko trūko pridėti, simuliatorių. Ir tikrai dabar, kaip man šitiek lanka ir šitiek žmonės rūpinas, tai tik tai man reikia stengtis, kad gyventi tada. Dėkoju Dievui ir geriems žmonėms. 2025 metams iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirta per 80 000 eurų būstams pritaikyti. Šiaulių rajono savivaldybė skyrė 70 000 eurų šiai programai vykdyti. Pilnai pritaikyti 9 būstai, 2 būstai asmenims iki 18 metų, 1 būstas pritaikytas savarankiškai, kompensuotos keltuvo įrengimo išlaidos. 1 būstas pritaikytas iš dalies, keltuvo įrengimas perkeltas į 2026 metus. Taip, būtent būsto asmenims su negale pritaikymas yra 2 biudžeto eilutės, tai valstybinis biudžetas ir savivaldybės biudžetas. Proporcingai savivaldybė prisideda prie biudžeto skiriamų lėšų. Ir reikia pasidžiaugti, kad per 3 metus, nuo 23 metų, šis biudžetas bendrai sudėjus padidėjo beveik 60%. Ką galima paminėti, kad 85 su šiek tiek tūkstančių buvo 23 metais, o jau praeitais metais, 25 metais mes turėjome beveik 137 tūkstančių biudžetą. Šiais metais, kas bus 26, dar sunku prognozuoti, savivaldybės biudžetas dar nėra patvirtintas, vyriausybės skaičiai dar ir ne visai aiškus, tai manau, kad vilėmės, kad jis nemažės, o didės, nes tos paslaugos iš tiesų, tas pritaikymas būsto mūsų gyventojams, rajono gyventojams yra gyvybiškai svarbios, pradedant nuo jų oraus gyvenimo, patogaus gyvenimo, socializacijos su visuomenė ir išėjimo galų gale, tai būtina. Būstai pritaikyti Kuršėnų mieste, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, Ginkūnų, Kužių, Bubių bei Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje. 2025 metais vykdyta 11 keltuvų techninė priežiūra. Šią paslaugą teikė uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių liftas. Gyventojai labai džiaugiasi šią programą ir labai laukia būsto pritaikymo darbų.
Ir mes labai norėtumėm, kad greičiau galėtumėm tiems žmonėms padėti. Nes kiekvienais metais, kad ir nemažai pritaikome būstų, tačiau tiek pat gauname vėl naujų prašymų šiem darbams atlikti. 2025 metais dar gauta 18 naujų prašymų. Per einamosius metus 9 asmenų prašymai išbraukti iš eilės dėl mirties ar aprašo reikalavimų neatitikimų. Šiais metais eilėje būsto pritaikymo darbų laukia 25 asmenys. Paaiškėjo interaktyvaus žaidimo Rūšiuok ir repuok kartu su Pijus opera Mokykla prieš mokyklą nugalėtojai. Pirmąją vietą iškovojo ir geriausiai rūšiuojančiais mokiniais tapo Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos moksleiviai. Interaktyvų žaidimą trukusi daugiau nei pusę metų inicijavo Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, siekdama paskatinti vaikus tinkamai rūšiuoti ir saugoti gamtą. Žaidimą visoje Lietuvoje žaidė arti 13 000 vaikų. Į ilgalaikį žaidimą Gamtos ateitis mokinius užregistravo informatikos mokytoja Jovita Petrauskienė. Gavusi kvietimą, kaip ir daugelis Lietuvos mokyklų, mokytoja nedvejodama parodė iniciatyvą ir tikėjo, kad ši veikla sudomins mokinius. Žaidimas prasidėjo 2025 m. birželio mėnesį. Mūsų mokykla nebuvo išskirtinė, mes kaip ir daugelis kitų mokyklų gavom kvietimą prisijungti į Gamtos ateitis žaidimą. Tiesiog mano sprendimas buvo pamačius šitą kvietimą užregistruoti mokyklą ir išplatinti šitą žinią klasėse. Pradėjau nuo pačių mažiausių mokinių, tai pernai mokinau antrokus, trečiokus ir ketvirtokus. Pamokų metu šis konkursas mums padėjo įtvirtinti elektroninio pašto taikymą internetinėse prisijungimo sistemose. Dalyvavimas ilgame net 6 mėnesius trukusiame žaidime Gamtos ateitis mokiniams buvo ne tik rimtas iššūkis, bet ir vertinga patirtis. Per šį laikotarpį jie suprato, kad tvarumas nėra tik teorinė sąvoka, tai kasdieniniai sprendimai, kuriuos galima taikyti mokykloje, namuose ir savo artimiausioje aplinkoje. Šiaip mūsų mokykloje labai aktyviai rūšiuojame šiukšles. Pas mumis po mokyklą labai daug konteinerių, kur yra surūšiuota plastikas, popierius, stiklas, buitinės atliekos. Tai manau ir tai duoda žinių. O šiaip mes nuo pradinių klasių esame mokinami rūšiuoti šiukšles. Beje, norėčiau pasakyti, kad nereikėjo daug žinių žaidimą žaidžiant, dėl to, nes jisai pats tave mokė to, jisai pats tave bandė išmokyti, kur mesti metalo atliekas, kur mesti plastikinės atliekas. Ir tai iš tikrųjų, manau, yra labai gera idėja bandyti vaikus išmokyti, ypač mažesnio amžiaus, kaip rūšiuoti ir kaip atskirti skirtingus tipus šiukšlių. Tai aš šiaip rūšiuoju, aš žinau, kaip reikia rūšiuoti ten stiklą, plastiką, metalą, popierių, tačiau šitas žaidimas labai gerai, pavyzdžiui, atsimeni ten, kad iš pradžių nelabai supratai, kokia ten yra atlieka, krenta, kaip ten ją surūšiuoti, bet po to pamatai, kad ji, pavyzdžiui, netinka ten į kokį geltoną konteinerį ir po to labiau bandai susigaudyti, kad reikia kur ką mesti ir taip dar labiau išmoksti rūšiuoti ir labiau įsitraukia į visą rūšiavimą. Nu, tau, ką davė šitas žaidimas? Ar tu pats įsitraukė, ar tavi kas nors į tą liūną įtraukė? Tai mokytoja buvo pasakius, kad yra toksai žaidimas ir tiesiog kaip kvietė mokinius dalyvauti, sakė kitiem perduoti, tėvelius įtraukti, artimuosius ir tiesiog labiau gal kaip pamokė, kaip rūšiuoti. Turiu tikrai prisipažinti, kad kai informacija iki manęs atėjo, kad vyksta žaidimas ir mes į jį jau įsitraukėme, tai buvo du dalykai. Na, pirmiausia, tai labai apsidžiaugiau todėl, kad mūsų mokykla įsitraukė į Tvarios mokyklos projektą. Mes praėjusiais metais, tiksliau gal užpraeitais metais užpildėme įsivertinimo anketą ir jau kaip ir esame verti pirmosios brūknės.
Pavasarį man teko dalyvauti stažuotėje Danijoje, tvarios mokyklos idėjų sklaidoje. Ir iš tiesų, kai sužinojau, kad mes įsitraukėme, tikrai labai pradžiugau, nes tai buvo dar vienas žingsnis link mūsų tikslų įgyvendinimo. Bet turiu prisipažinti, kaip ir minėjau, kad sėkme tikrai netikėjau, tik labai džiaugiausi tuo entuzijazmu, iniciatyva, pozityvumu, kad mes galime, turime, įsitraukiame ir tikrai turime galimybę laimėti. Na, o eigoje žaidimo, tai aš mačiau vis didėjančias vaikų akis, vis daugiau šypsenų ir vis daugiau to tikėjimo. Ir tai, kad įtraukta buvo bendruomenė, tai yra toks didžiulis laimėjimas. Tai, ką darome mokykloje, tai mums tikrai yra žinoma, bet kad tėvelius mūsų vaikučiai gebėjo įtraukti, tai čia jau buvo tikrai didžiulis pasiekimas. Didelį įspūdį mokiniams paliko ir dalyvavimas Kaune Žalgirio arenoje vykusiame renginyje Geriausia pamoka ever, kuris subūrė mokinius iš visos Lietuvos į inovatyvių veiklų, kūrybiškumo ir tvarumo kupiną dieną. Būtent čia 10 000 mokinių akivaizdoje buvo ištartas čempionų vardas. Pirma vieta atitenka ir Pijaus operos koncertas jūsų mokykloje. Šiaulių Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijai. Pirmąją vietą iškovojo ir geriausiai rūšiuojančiais mokiniais tapo Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos moksleiviai. Ir štai prizas nugalėtojams atvyko į Ginkūnus. Sausakimšoje Ginkūnų buvusio grafų Zubovų dvaro salėje hip-hopo žvaigždė Pijus Opera surengė nepamirštamą koncertą. Su jumis šiandieną Seliavos Nurijęs ateina pašnekėti Opera Pijus. Žiūriu į pabiručius, kurie spokso man iš šonus ir jau visi vaikai išsitraukė telefonus. Matau, kaip džiaugias rankos, mokytojai ir kūnai. Matau, kaip džiaugias dreba dabar visi Ginkūnai. Ir iš tikrųjų man pačiam truputėlį keista, nes aš jūs vartoju, darytum skanų maistą. Ką tik pamačiau berniuką vieną ir mergaitę, aš ką tik kalakutą valgiau ten pas grafaitę. Ir dabar jaučiuosi sotas, visus pilotus matau, kiekvieną iš tenai kviečiu prieiti aš arčiau. Nes šiandieną ir berniukam, ir mergaitėm, ir vyram, ir moterim, tos, kurios čia daug patyrusios, atėjo Pijus Opera padovanoti šventę. Ir jūs iš karto man tapote legendos, nes skandavot Pijau ir jūs įsimylėjau. Jūs man galvoje sukėlėt 100 idėjų. Aš susilieju ir darau invaziją, pati geriausia Zubovo mokykla progimnazija. Gin, kūnai, gin, kūnai. Čia cirkaličiai, kad šio pradėjo mūsų tikras paprastumas. Surinkėsi ypatingas, prisimikai mano kūną, įvairiuomi mes kitaip. Tai kokia jūsų emocija šitam žaidimui? Tai žinokit, dabar va drebu. Dabar va drebu ir tiesiog buvom visi tiesiog vakare. Įsitraukėm telefonus ir visi nekartu kažką bendraujamo, visi 3 telefonais. Su telefonais žaidžiam. Dirbam, nežaidžiam. Tai va bendruomenė ir... Šiandien rezultatą pamatėm. Labai patiko, pirmą kartą tokį sutikau vaikiną, kur tikrai nesitikėjom, labai, super, tiesiog super, tikrai nustebino Pijus labai. Nes mes net nežinom, pirmą kartą sužinojau mokykloje, kad einame žiūrėti kažkokį koncertą ir labai nustebino. Didžiuojamės bendruomenę, sutelktumu. Ir iš tiesų tokios dovanos tai mus skatina tik tai dar labiau tobulėti, nes Pijus ir įrodė, kad darydamas kažką nuo 12 metų jisai dabar pasiekė tokius rezultatus. Labai džiaugiamės, kad jis atvažiavo ir padarė tokį fainą renginį. Atsidėkodamos už audringą koncertą progimnazijos direktorė Daiva Jagminienė ir informatikos mokytoja Jovita Petrauskienė reperiui Pijui Operai įteikė saldžių dovanų su progimnazijos simbolika, o pats Pijus Opera pažadėjo sugrįžti į Ginkūnus. Šitas žaidimas tai tik maža detalė jaunam žmogui susivokti, kad reikia rūšiuoti, ir aš kartais galvoju, kad jaunas žmogus gal net
labiau jau susivokęs negu suaugęs, kad reikia rūšiuoti. Ir klausimo, kodėl rūšiuoti, žmogus net neturėtų kelti, nes tai visiškai atsiliepia jau dabar kasdienybėje. Tai nekalbu apie visus atšilimus, bet jeigu skundžiatės, kodėl tokie orai, kodėl kažkas smirda ir panašiai, tai čia tik dėl to, jeigu nerūšiuojam. Ir apskritai visas vartotojiškumas, perdirbimas, mes turim saugoti savo gamtą tam, kad mes galėtume čia gyventi. Ir tai jau ne tik liečia ateities kartas, o jau mūsų kartą liečia. Ir mes turim būti atsakingi patys už save. Į Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštę atvyko pirmieji 2 elektriniai autobusai, kuriuos ką tik įsigijo uždaroji akcinė bendrovė Kuršėnų autobusų parkas. Juos apžiūrėti susirinko Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, meras Česlovas Greičius, vicemeras Mindaugas Sadauskas, seniūnijų seniūnai. Autobusus pristatė ir apie jų eksploatavimo charakteristikas kalbėjo uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parkas direktorius Vidmantas Šulčius. Lietuvos vyriausybė buvo paskelbusi prieš 2 metus projektą keisti autobusus dizelinius į elektrinius. Ir grubiai sakant, mes perkame tos programos esmė, kad nusipirkti gali elektrinį autobusą už dizelino kainą. Tai kompensacinė suma, reiškia, galima padengti 200 000 skirtumą. Jeigu grubiai kainuoja dizelinis autobusas 100 000, elektrinis kainuoja 300 000, tai 200 000 tau kompensuoja. Tai manau, tai apsimoka autobusų parkui, apsimoka žmonėms, nes jau mes turime pirkti tvarkingus, gerus autobusus, ekologiškus. Tai viso projekto esmė. Kuršėnų autobusų parkas dalyvaujant, nupirksim mes 4 autobusus. Čia matote 2 didesnius. Bus dar 2 mėnesio pabaigoje, už 2 savaičių, bus dar 2 autobusai atvažiuoja. Ir autobusų parke pastatėme 2 krovimo stoteles, kurios gali pakrauti 4 autobusus. Tai buvo projekto tokia esmė. Šiaulių rajono savivaldybė prie elektrinių autobusų prisidės mokėdama banko paskolą ir kitas finansinės priemonės. Pasak Česlovo Greičiaus, Šiaulių rajono savivaldybės mero, vykdant Europos žaliojo kurso strategiją, dabar yra nupirkti iš viso 4 elektriniai nauji autobusai ir įrengtos 2 įkrovimo stotelės. Pagal sudalyvautą projektą Kuršėnų autobusų parkas šiandien gyventojams pristato 2 pirmuosius elektrinius autobusus. Tai čia pagal žaliąją ekonomiką, pagal šitą projektą yra laimėti iš tikrųjų 4 autobusai nupirkti. Tai savivaldybė prisidės mokėdama banko paskolas ir įvairias kitas finansinės naštas. Šiaulių rajonas nusipelnė, kuršėniškiai nusipelnė iš tikrųjų ir modernių transporto priemonių, žinant maršrutų iškrovimą, žinant gyventojų srautus, tai turbūt šitie autobusai važiuos maršrutų Šiauliai, Kuršėnai, Šiauliai ir be abejo kažkuris bus paleistas ir po Kuršėnų miestą. Tai manau tikrai keleiviams bus patogu važiuoti, ramu važiuoti, šilta ir jauku, tai nusipelnėme gyventi geriau. Kokie privalumai yra, kad įsirinkot būtent šitos? Pirmiausiai žiūrim į dydį. Tai mūsų, sakykime, optimalus dydis tų autobusų, kokie pas mumis dabar važinėjai, ką mes matom, kokie pas mumis keleivių apkrovimai, srautai. Tai čia mes matom, kad yra 44 vietų autobusas su stovimo kartu. Tai mums kaip ir užtenka tokių. Jisai bus, kadangi jis yra didesnis ir žemesnis, tai žemagrindžiai, tai jie važiuos Kuršėnų mieste, Šiauliai Kuršėnai maršrute vakariniuose reisuose, į Kuršėnų aplinkinius miestelius, kaimus, kur yra asfaltas. Daugiau visi patogumai tokie pat kaip anksčiau nupirktose autobusuose.
Įkrovimo stoteles planuojama įrengti ir Kuršėnų autobusų stotyje, bet tam reikalinga pačios stoties rekonstrukcija. Šiai dienai autobusų stoties paruoštas yra pirmiausiai projektinis pasiūlymas, Kuršėnų autobusų stoties projektinis pasiūlymas. Dabar jau galime teikti techninį projektą ekspertizei. Tai manom, kad vasario mėnesį mes jau turėtumėm, sakykime, techninį projektą ir galima būtų pradėti statybas vasarą. Čia kokias statybas apima? Statyba tai yra pasikeistų visos autobusų stoties pastatas ir atsirastų visas dengtas peronas keleiviams. O darant visą tą rekonstrukciją, reiškia, tai numatoma vieta ir autobusų pakrovimo stotelė, kuri būtų tikriausiai, aš manyčiau, kad norėtumėm turėti 150-250 km, galima būtų greičiau pakrauti. Direktorius minėjo, kad autobusų stotis ruošiama renovuoti, statyti, rekonstruoti ir kada tai galėtų įvykti ir ten pastatyti dar įkrovimo stoteles. Pagal regioninę priemonę, viena iš regioninių priemonių ir numatomas remontas Kuršėnų autobusų stoties paviljonų, praplečiant, įrengia turbūt visiems reikalingą visą parą veikiantį tualetą, kad galėtų žmonės naudotis, patogius paviljonus. Turėtų darbai sutvarkius dokumentaciją prasidėti šių metų turbūt antroje pusėje. Gal šiemet nebus pabaigta viskas, bet žiūrėsime, kai bus rangos sutartis pasirašyta. Tai vėl atsinaujins autobusų stotis ir be abejo reikalinga bus ir įrengti pakrovimo stoteles autobusams. Tai ten yra tokios techninės problemos, kadangi miesto centras turbūt nėra daug elektros galios, tai po truputėlį šitą problemą sprendžia. Dabar kuršėniškiai galėjo susipažinti su 2 naujais elektra varomais autobusais. Dar 2 autobusai bus pristatyti artimiausiu metu. Po elektrinių autobusų pristatymo Kuršėnų seniūnijos seniūnas Raimondas Bernotas vietoj pietų pertraukos pakvietė kolegas seniūnijų seniūnus išbandyti Lauryno Ivinskio aikštėje įrengtos čiuožyklos ledą. Čia seniūnai ir pats Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius išsakė savo mintis, ko tikimasi prasidėjus naujiems 2026 metams. Jeigu iš darbinės srities, tai tikiuosi, kad visi projektai pradėti bus stipriai pajudėję į priekį, kad gerai bus renkamas biudžetas, kad rajono gyventojų bus gera nuotaika, kad jie pasitikės mumis, o mes tikrai bendrausime nuoširdžiai su jais ir visiems sveikatos, gerų pasiekimų. Aš tai tikiuosi neblogesnių metų, tikiuosi taikos metų ir tikiu, kad viskas bus gerai. Aš irgi tikiuosi, kad bus geri metai. Aš galvoju, kad aš žinau, kad bus geri metai, todėl kad mes tikrai visi einam, visi koja kojo, mes tiek daug padarysim, kad būsim laimingi, kaip ir dabar. Aš norėčiau, kad nebūtų blogesni, negu buvo šie ir kad pagaliau įsivyrautų taika, kurios mes tikrai labai laukiam. Stiprybės ir augančių metų, kad augtų ne tik biudžetai, bet ir gyventojų nuotaika. O aš tai palinkėsiu visiems sveikatos. Sveikatos pirmoji eilėje, nes jeigu bus sveikatos, bus visko. Tai meilės, sveikatos, geros nuotaikos ir bendrystės, kaip dabar šiandien. Aš tikiuosi, kad šie metai bus tikrai geresni negu pernai, nes taip ir yra. Kiekvieni metai yra geresni už kitus. Mes tik augam ir stiprėjam. Tikiuosi, kad visi seniūnai būsim draugiški kaip ir iki šiol, kad visi žmonės bus tolerantiški ir nebus jokių blogų įspūdžių niekam. Tikiuosi, kad kitais metais čiuožykla bus didesnė, kad užtektų visiems Kuršėnam vienu kartu čiuožti. Ir aišku, sveikatos ir laimės visi. Na, iš tikrųjų, šiais metais tikiuosi vėl bendruomeniškumo, gražaus bendravimo su bendruomenėm, klestėti, augti. Tikrai turim gerą, puikų biudžetą ir viskas yra gerai. Aš tikiuosi, kad gerai ir laimingai gyvensime Šakyno seniūnijoje. Būsim toliau visi bendruomiški, draugiški. Viskas bus gerai. Šiandien tiek norėjome jums parodyti. Iki kito karto.